Po truputį gerėja, šiandieną gal dabar sunku, aišku, ant karštos galvos sakyti, bet berods mažiau klaidų. Aišku, tokios oro sąlygos, tai kamuolys neslidus, bet momentais vis tiek truputį perdegėm, truputį neiškentėm papildomą tą fazę, norėjom padaryti gal taškus per greit ir to pasiekoje tos papildomos kelios klaidos buvo. Bet visumoje daug rezultatyvių atakų, momentais tikrai grėsmingai atakavom, tai tuo galiu pasidžiaugti ir kas patiko irgi gynyba gan disciplinuota, užgrėbimai dar reiks padirbėti, bet bent jau kaip komanda, nežinau, gal viena kita tik nuošalė, tai tas džiugu. Jūs pats retai geriat žaidėjus, aš jūs pagirsiu, jaunas talentas Ignas Keraminas labai neblogai suvadovavo komandai, kokie pačio įspūdžiai iš aikštės. Oi, tai aš net neabejoju Igno galimybėm, visą laiką dažnai šnekamės prieš po treniruočių. Manau, Ignas turės gerą ateitį, jam vos 17 tik suėjo, tai irgi dabar jau tik pradėjo žaisti už vyrus ir rodo tikrai brandų žaidimą. Tai labai už jį džiaugiuosi ir tikiuosi, kad su kiekvienais metais rodys tik tobulesnį ir geresnį žaidimą. Ar spėsit priaugti masės per 2 savaitės, nes po to mėsnikai? Nu ką, sėsim prie stalų ir auksim. Kaip pačiam teko matyti nemažai jūsų rungtynių, į gerą. Ačiū labai, bet aš šiaip toks realistas labiau, tai skaičiuojant pražangų, tai kosmosas, labai didelis kiekis. Ir jo, aš sutinku su jumis tik dėl vieno dalyko, ką reikia ieškoti pozityvo, be abejo. Bet šiai dienai tikrai labai dar daug klystam, labai daug situacijų, kuriuose turėtumėm dominuoti ir užbaigti rezultatų kažkokiu tai geresniu, tai mes jų neišnaudojam tų situacijų. Tai man asmeniškai šiek tiek truputį yra liūdna, bet kita vertus džiugu, kad šiandien susirenkam ir turim gan neblogą treniruotę. Pabėgiojom, pasidarėm keletą autų, gan neblogai iš tikrųjų grumtynėse atstovėjom. Šiaip kiek teko matyti Geležinį, tai jis ir praktiškai visus, prieš ką žaidė, visus stūmė, dominavo. Mes susitvarkėm su jais, bet pirmą kėlinį gal su autais prastokai, antrą vėlgi susitvarkėm ir gynybą, ir puolimą. Tai yra šiek tiek tokių pozityvių momentų, bet aplamai paėmus reikia rinktis, reikia ruoštis, reikia treniruotis, reikia sportuoti, reikia norėti laimėti. Galite neatsakinėti, pirmo kėlinio pabaigoje keitimas buvo taktinis tam, kad būtų nekonkurencinės grumtynės? Ne, mes nevengiam tokių dalykų, turim pažymėję 6 pirmos linijos žaidėjus. Visą stūmėm, einam į kovą, stengiamės, daug situacijų buvo, kad galėjom imti vartus, 3 taškus, taip toliau, bet mes suprantam tą situaciją, kad mes tikrai tais 3 taškais nieko čia nepakeisim. Tai bandom eiti į autą, bandom imti grumtynės, bandom kuo ilgiau išlikti žaidime. Bet dėja šiai dienai fizinis pasiruošimas mums neleidžia, bet yra kaip yra. Po 2 savaičių vėl iššūka į Vilnių, Vilniaus regbio akademija Tomosta. Ką paruošit varžovam iš Vilniaus? Vantų, kaip suprantu, nebereikia. Ne, kodėl aš galvoju, kad tikrai pirtis bus paruošta, nes VRA komanda visą laiką pirtį ruošia gan neblogą, tai tikrai pasimsim kuo didesnius rankšluosčius, gerą nuotaiką, vantų ir važiuosim žaisti. 47-7, pergalę švenčia Geležinis Vilkas.